Sveiki visi. Šiandien darysiu tokią GIF pamokėlę. Parodysiu, kaip reikia iš video konvertuoti į GIF formatą. Ta prasme video, kad sukarpytų į paveiksliukus mum ir galėtume ant jų paišyti ar ką nors kitą daryti. Ir kaip iš paprastos nuotraukos, tarkim, ar dvi nuotraukos padaryti tam tikrą GIFą. Viską pamatysime eigoje. Tai pirmiausiai parodysiu, kaip reikia iš video formato pasidaryti tos paveiksliukus, layers, sluoksnius ir panašiai. Tai pirmiausia einam File, Import ir Video Frames to Layers. Ir paspaudžiam. Šiek tiek gali pakrauti, jeigu kompiuteris lėtesnis. Parašau atidarę. Šis įkėliau video ant ekraną, 9 sekundžių video. Ir vienu žodžiu paspaudžiam video, paspaudžiam Open. Čia atidarė mum to video, kaip ir matome. Čia su garsu nesvarbu. Tarkim, bet koks čia video. Ir čia yra pirmas punktas, kad pradžios iki galo konvertuotų. Ir čia vienu žodžiu galima pasirinkti, kad būtų šiek tiek trumpesnis video. Tarkim, nukerpam. Ir panašiai. Galim čia nukirpti. Nekirpsim, nesvarbu. Paspaudžiam nuo pradžios iki galo. Ir čia yra kas kiek daryti paveiksliuką. Tarkim, šitas video yra 30 fps. Ir tarkim, jeigu padarysim 30 frames, tai mum, tarkim, darys kiekvieną sekundę karpys po paveiksliuką. Tarkim, mum 9 paveiksliukų išeis, nes video 9 sekundžių ir 30 ir kas vieną frame po sekundę, nes 30 fps video. Tai jeigu norim, kad geresnis vaizdas būtų, tai padarom 15. Maksimum yra 2. Bet tarkim, jeigu 2 padarai, tai jums ten padaro 300 video. Tų paveiksliukų padaro 300. Ir paspaudžiam 15. Paspaudžiam OK. Šiek tiek mums pakraus. Gali šiek tiek, jeigu labai ilgas video, gali šiek tiek ir ilgiau pakrauti. Vėl šarūnas atsirado. Ir mum tas suskirstys į visus sluoksnius. Ta video padarysi daug sluoksnių. Mum dabar išeis 18 paveiksliukų. 18 sluoksnių. Tai kiekvieną sluoksnį galima atskirai bus redaguoti. Tai prasme paišyti. Čia toks bus procesas parodymas, kaip video galima pasidaryti tuos sluoksnius, paveiksliukus, tiesiog kaip ir vos nenufotografuoji ir gaunas tas paveiksliukas. O po to kitoje dalyje parodysiu, kaip iš paprastos nuotraukos GIFą padaryti. Tai galim suskaičiuoti. Mum padarė 19. Tarkim, gal ten pusę sekundės video prasidės ir rašė. Taip. Ir vienu žodžiu paspaudžiam Window. Čia kiekvienam GIFų kūrime tas turėtų būti. Ir paspaudžiam Timeline. Ir mum tiesiog paspaudžiam. Ir mum yra sukelti visi sluoksniai. Taip. Ir jeigu mes susikelnosim visus sluoksnius taip, tai mum gali būti net labai ilgas video. Čia mes patrumpinsim šitos dalykus visus. Nes yra vos ne kas 9 sekundės keistis paveiksliukas. Čia kiekviena reguliuojasi taip, tampant ir kelnojant reguliuojasi, čia viskas iš eilės eina ta linija. Ir reguliuojasi ilgis, kiek laiko rodys būtent tą paveiksliuką. Tai vienu žodžiu sukelnosim tas video. Čia vienas ir kitus nustumsim, nes išsamiau parodysim.
kitoje dalyje. O tos dalys čia nelabai svarbios, gal net ir ištrinsim tos sluoksnius. Sudalyti mygtuku. Ir va tiesiog nusislenkam ir paleidžiam klipą. Tai va tiesiog matom, einam juostą. Ir jų mums sukarpo, skaityk, kas pusę sekundės, kas vyksta, sukarpo paveiksliuką. Tarkim, jeigu blogai, tai galim dar priartinti, dar trumpinti. Ir jeigu gerai gražiai sutrumpinsi, gausis kaip tikras video. Ir mums taip blogai nesukarpys. Va. Pasižiūrim iš pradžių. Ir va, greitai paveiksliukai keičiasi. Kaip gifas. Galima dar greičiau padaryti. Ir vienu žodžiu, mums ten viskas gražiai gaunas. Darom kokią nuotrauką, kurią norėsim gif. Tai atsidarom. Čia nereiks atidaryti, nes šią video atsidarysim per naują Photoshopą. Tai va. Šiek tiek pakraus, paspaudžiam Open. Ir paimam kokią Šarūno nuotrauką. Mūsų administratorius mylimas, kuris visiems įspėjimus dalina. Nu tiek to. Ir padarysim kokį menką eksperimentą. Spaudžiam File Open. Ir pasiemam, tarkim, kamoliuką. Įsikeliam tą kamoliuką, čia va pas jį, tolinam, pamažinam su CTRL-T arba Edit Free Transform. Ir su Shift laikant tiesiog sumažinam turtuliuką. Čia prisiartinam Šarūną. Ir dar pamažinam kamoliuką. Tai tiesiog va toks kamoliukas gausis. Ir vienu žodžiu, kaip mes darom. Grid Video Timeline spaudžiam. Ir ką, tiesiog mums trūksta Šarūno. Va, atrakinam sluoksnį ir iškart atsiranda mums Šarūnas linijai. Nežinau, kiek laiko rodės tą kamoliuką, tai reikia sužinoti, tarkim, va čia 15 dalių. Ir va, tarkim, op, ir dingsta. Nu tai va, tarkim, va tokio ilgio darysim. Galim pažiūrėti, per kiek laiko jis dingsta. Ir va, tai tiesiog rodys tą kamoliuką, tik tais kaip va ta linija bus ant to kamoliuko. Tai va, dar pasiruošti galima layerį, iš anksto žinant, kokį gifą nori daryti. Tai tarkim, aš paspaudžiu naują sluoksnį. Čia tas yra sluoksnis. Tai šį gal šiek tiek pasimažinsiu, nes man reikės jo gale. Atidarau, tarkim, pasiemu raudoną, tarkim, pasiemu. Ir čia jam aš biškį kokį panariuką nupiešiu. Pamažinam opacity. Ir va, gaunasi iš kamoliuko per akį. Darom pradžią. Iškart gal nenoriu, kad per pat pradžioj tas kamoliukas būtų. Atitolinu jį. Čia va paspaudžiu. Ir va tiesiog pasiemam judėjimo įranką. Kėlimo įrankę. Svarbu, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir kur čia ką ištrinė. Svarbu. Ir su alt mygtuku tiesiog patempiam jį. Galim, kad vaizdžiau atrodytų pasukt. Ir tiesiog perkeliam čia vėl į tą pačią juostą, kad mums netrukdytų, kad šitą pačią grupę daryti. Čia bus kamoliuko grupė, tarkim, net galima pavadinti kamoliuko grupė. Viskas. Ir tiesiog va, ateinam tolyn. Ne. Vėl turim tą įrankį. Spaudžiam alt mygtuką laikom, kad kopijuotųsi. Vėl prikeliam. Oi, čia mums prisižymėjo visą grupę, todėl nesvarbu. Pasižymim tik tą kamoliuką, va čia paspaudus pasižymim sluoksnis. Ir tiesiog su alt biškį patempiam. Čia pamatom, vėl galim pasukti. Ne? Ir tiesiog vėl pažymim tą sluoksnį, pasukam, pasižiūrim, pasilenkam. Toliau vėl pasilenkam biškį, pasižiūrim, pasilenkam vėl, pasukam ratu. Ir vienu žodžiu taip va, kiekvieną paveiksliuką vos net turi sukurti. Čia aš biškį va taip pasuksiu. Ir sukam į akės, nu gal ties kaip atsitrenks padarysim, kad greičiau dingtų. Tiesiog vėl paslenkam, kad tas sukimusi, kad
toks kaip ir metimo efektas gautas. Vėl biškį paslenkam link akis, pasižiūrim, kaip atrodo. Čia to mums video toliau reikės. Vėl pasižiūrim tą sluoksnį, paslenkam link akis, pasižiūrim. Taip va, paslenkam, galim prisartinti. Ir čia bam, ir atsitrenkia. Tarkim, gali net naują sluoksnį padaryti. Ir čia šį gal perkelti viršų reikia. Ne, viršau. Viršui vas, kur sluoksnis. Tačiau darysim sluoksnį ir perkelsim į viršų. Ir gausis čia toks tipo. Galim nupaišyti. O toks. Nupaišom, gražiai nupaišom. Ir pasiemam. Pasižymim su CRLT mygtuku paspaudint šito. Žymim, pasiemam kokią nors bakletulą. Paišom kokią oranžinę. Paišom. Kodėl man ir pužukas neišpaišo, aš nežinau. Svarbu, tai suderinsi viską. Tai tiesiog paspaudžiu Select Modify and Contract. Paspaudžiu kokius 5 pikselis, ne, biškį per daug. Ir Select Modify Contract 1. Ai, čia mums blogai, nes tas pasižymėjo. Va. Gerai. Select Inverse paspausiu, nes pasižymėjo tik tą liniją būtent. Ir va dabar galima nupaišyti. Va, gerai. Čia toks tipo. Tiesiog va pasižiūrime vėl tą mūsų juostą. Mūsų tas sluoksnis ypatingasis. Ir čia jis labai ilgas, mums tokio ilgo nereikės. Op. Ne. Ir čia mūsų kamaliukas kažkur turi būti. Gal tas sluoksnį perkelsiu biškį žemiau, va. Va, matosi, puf. Kamaliukas dingsta, nes jo nėra. Toliau žymim kamaliuką. Ir čia padarom, kad jis greičiau skrenda, galim ten nesisukti, kad greičiau baigtųsi video. Ir čia aišku galim paslėpti šitą mėlynę. Ir kamuoliukas mums skrenda, čia vienu žodžiu, žiūrim, skrenda, čia mums ir skrenda. Ir nebėra kamuoliuko, jisai padingo ir taip va užsibaigė. Nu, galim pažiūrėti kaip iš pradžio atrodo tas mūsų sukurtas gifas. Tai va, paspaudžiame play tiesiog. Eik namo. Čia man kažkodėl pastrigo, va, per naują paleisim. Ir va, tiesiog skrenda kamuoliukas, taukšt ir mėlynė yra. Ir viskas. Ir tiesiog toks va gifas ir susikūrė. Iš paprastų paveiksliukų. Bet tiesiog norint tą gifą saugot, spaudi File, Export, Save for Web. Ir čia atsidarius, labai daug ko keist nereikia čia. Tiesiog pagrindinis dalykas, kad pakeist Forever. Nes peržiūrėjus gifą, jums tik tais vieną kartą rodys šitą gifą. O Forever vis kartosis. Tai va, paspaudžiam Save. Įsisaugom, tarkim, skopą. 1, 2, 3. A. Spaudžiame OK. Tada tiesiog einame į gif. gif.com. Ten spaudžiame Upload. Spaudžiame Browse. Pasirinkti gifą. Spaudžiame žemyn. Va čia mūsų 1, 2, 3 A super gifas. Spaudė OK. Ir spaudė Upload GIF. Mum uploadinam gifą. Ir va mūsų sukurtas gifas. Bam, jak. Aišku, galima čia viską greičiau, mums kamuoliukas greičiau dingo. Ir va, taukšt
ir mėlynė yra. Ir va, tiesiog paspaudžiame Advanced. Galite atsisiųsti, čia jau jūs atsisiųsti esat. GIF download. Tiesiog va, spaudė kopijuoti, atsidarai, kopijuoji ir jūs gražiausiai galite va, jam draugam užkrauna ir gražiausiai galite visiems draugams siuntinėti šitą savo sukurtą GIFą. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot visi. Nepamirškit paspausti subscribe mygtuko, spausti like ir pakomentuoti savo nuomonę bei kokios sekančios pamokos norėsit. Ačiū, kad žiūrėjot dar kartą, iki.